Aš sapnavau tą sapną ir vėl. Būtent tą sapną. Tas pats kiekvieną naktį, bet iš ryto viską užmirštu kaip visados. Galbūt tai geriausia. Tik žvilgsnis prisiminimų lieka, pusiau atvirų vartų, tarsi kviestų mane kažkur su dviem, tarsi šalti kaip akmenis skautas stovintis šalia. Ir turbūt tą keistą merginą, kuri vis klausia: ar tu eisi su manimi? Eiti. Bet kur? Ir kodėl? Ir kur aš esu iš viso? Iš tiesų, jei tai būtų tikrame pasaulyje, aš būčiau išsigandęs. O kaip kitaip jausčiausi, vis dėlto čia tik sapnas. Tas pats sapnas, kurį sapnuoju kiekvieną naktį. Tam turi būti priežastis. Nes kažkas desperatiškai siekia mano dėmesio, kai viskas, kas mane supa, yra tikra. Aš galėčiau atidaryti vartus ir įkvėpti šviežią šaltą orą, kai drebu nuo šalčio. Aš galėčiau, bet tam reikia žengti žingsnį ir pajudinti ranką. Bet tai sapnas ir aš tą suprantu, jei viskas pasikeistų, kaip sename televizoriuje kito ekrano pusėje, kuris stringa, genda nieko nepažiopsant. Bet paveikslėlis išblukęs, turbūt greitai pabūsiu. Gal aš jos turėčiau kažko paklausti? Merginos, koks jos vardas, kalbėti apie žvaigždes. Kodėl žvaigždes, klausėte? Aš geriau paklausčiau apie vartus. Taip, vartus. Ji turėtų būti nustebusi. Arba suformuluoti laišką. Gerą laišką. Truputį nukrypau nuo temos, nes jei aš sapnuoju šį sapną kiekvieną naktį, aš greitai jį užmiršiu, todėl turiu ieškoti atsakymo čia ir dabar. Sapne yra maži dalykai, kurie patraukia tavo dėmesį. Nenatūralios spalvos žolė, neįmanomos kreivės tiesios linijos ar tavo paties iškreiptas atspindys, bet tikras pavojus, kuris gali sukelti pabaigą čia ir dabar. Tai natūralu, nes čia negali mirti, bet jei čia negali mirti, ar čia yra gyvų žmonių? Aš turėčiau paklausti merginos, ji turėtų žinoti. Taip, būtent. Aš turėčiau paklausti apie pelėdą, pavyzdžiui. Jis keistas paukštis, nors tai nesvarbu. Jei tu keliausi su manimi. Ir kiekvieną kartą turiu atsakyti, nes kitaip sapnas niekada nesibaigs ir aš niekada neatsibusiu.